Tai labas vakaras, kas esate kartu šio vakaro gyvuose pasidalinimuose ir tiesioginėje transliacijoje, kuri paskui gali būti ir netiesioginė YouTube'ės kanale. Kas norėsite, galėsite pasižiūrėti pakartotinai įrašą. Jis atsiras ten jau kur kas vėliau. Ir mano YouTube'ės kanalas vadinasi taip pat kaip ir mano asmeninis Facebook'o profilis. Ir ten yra sudėta daug video iš mano tiesioginių pasidalinimų, kurie vis nuskamba laidelėje kaip klausimas, atsakymas ir praktika, įvairiausiamis temomis, įvairiausiais pajūtimais ir stengiuosi viską paprastai, kasdieniškai papasakoti apie energijas ir kaip tai atrodo praktiškai su kokiu nors pratimu, jeigu gaunasi, o jeigu ne, tai tiesiog tai būna tokie pasidalinimai iš mano asmeninės patirties, iš mano gyvenimo, kas man padeda arba padėjo, arba kažkokie tai suvokimai, kurie praplečia sąmonę ir padeda suvokti, kas vyksta daug giliau aplinkui ir kad vis tiek visa kasdienybė visada atspindi tą energijų pasaulį, kuris yra mūsų viduje ir gražiai žaidžia su mūsų išorė, kuri tai atrodo daug tikroviškesnė negu mūsų vidus. Vat kaip įdomiai viskas yra sudėliota, kad išorė atrodo daug kartais svarbesnė ir daug tikroviškesnė negu tai, kas yra mūsų viduje. O kai apsukam viską ir imam žiūrėti, stebėti iš vidaus ir tada išorė jau visai kitaip ima reaguoti į mūsų tą tokį, tarsi taisyklės pasikeičia žaidime ir tos taisyklės pasikeičia tom, kad mes pasijungiam į žaidimo kūrimą. Iki tol, kol mes tik tais galvojame, kad išorė yra daug svarbesnė ir daug labiau lemia įtakoja mus negu mes ją, tol mes esame tik tais tie tokie žaidėjai, kurie galvoja, kad yra mūsų mintis, kad mes esame mūsų mintis, kad mes esame mūsų emocijos ir kad viską mums diktuoja išorė. Ir kai mes pradedam žiūrėti į savo vidų, stebėti savo mintis, emocijas ir ten daryti tas mini transformacijas, kitokius pasirinkimus per suvokimus, tada mes pradedam, ne tai, kad dingsta išorinės aplinkos įtaka, bet mes įsijungiam į tą bendrą žaidimą ir mes taip pat pradedam kurti tą žaidimą. Ir kurti su visatos palaiminimu, su visų aukščiausių prašymų, kuo aukščiausiai, kuo gražiausiai, kuo natūraliausiai, kad tobulėtume kaip sielos, kaip aukščiausio lygio, gražiausios tos būtybės ir įneštume kažkokią tą gražią kūrybą, nes vis tiek kūryba jinai yra nesiliaujanti, pastovi, nuolatinė, kas vyksta su mumis ir kas vyksta aplinkoje. Tai iš tikrųjų mes įtakojam išorę ir išorė įtakoja mus. Ir kuo mes gražiau susižaidžiam visame šitame, tom išeinam į tą bendrą kūrybą, kuri virsta labai gražiu kūriniu. Tai va, tai gal tiek trumpai apie tą tokį didesnį paveikslą, ką mes čia veikiam ir ką mes čia darom, apie tas filosofijas. O dabar tada noriu pakalbėti apie šio vakaro temą, apie keliones, nors kaip ir tema buvo kita paruošta mano pokalbiai, bet jinai visiškai tokia rudeniška, tai aš ją nukėliau į rudenį. O šį vakarą pajaučiau, kad labiau norėčiau su jumis pakalbėti ir pasidalinti apie keliones. Apie keliones, nes tai aktualu. Vis tiek vasara, geras oras už lango, norisi tų atostogų, norisi kažkur palėkti, norisi kažką pamatyti, nuveikti. Ir taip
ir taip toliau. Ir kiek mes turime vis tiek tų kelionių ir jos jau yra mūsų ta gyvenimo dalis, kai kuriems žmonėms daugiau, kai kuriems mažiau, bet mes jau keliaujam ir atostogaujam dabar pagrindę, kas su darbais, bet vis tiek tenais, tose kelionėse taip pat yra ta energetinė gilesnė prasmė mūsų to viso keliavimo ir pabandysiu šiek tiek apie tai papasakoti, kas vyksta kelionių metu energetiškai, kodėl mes keliaujam ir kodėl esam kartais kviečiami pakeisti aplinką trumpesniam ar ilgesniam laikui, ar tai būtų susiję, kaip ir sakiau, su mūsų atostogomis, ar tai būtų susiję su darbiniais reikalais. Tai va, ir kokių daug visokių procesų vyksta tose kelionėse ir kurie taip pat neša tą tokią gilesnę tą energetinę prasmę ir esmę. Tai va, pradėsiu gal nuo fizinio kūno, nuo fizinio lygmens. Tai va, tai kai mes išvykstam į kitas keliones, yra toks pasakymas, kad iš kelionių mes nebegrįšim tokie, kokie išvykom iš namų. Ir tai yra labai didelė tiesa, tai yra didelis dalykas ir tai be galo svarbus tas priėmimas ir suvokimas, kad va tokie, kokie mes išvykstam, mes kelioniai kažką veikiam, ten ar keliaujam kaip turistai, ar kaip verslo reikalais, bet kai grįžtam, tikriausiai daugelis esat pastebėję, kai grįžtam, būna tas, tarkim, čia namuose viskas taip ir vyko, va taip vat, ramiai, saulėtai gyvenimas linko, o mes grįžom tokie, tarsi, va tiek, va visko, įspūdžių, įvykių, ten buvau, tam mačiau, ten lipau, su tuo susipažinau, ir ta amplitudė tarsi būna pašokusi, o tas visas čia gyvenimas, draugai, kurie nekeliavo, jie atrodo ten ramiai savo ir buvo, ta savaitė prabėgo, kaip paprasta kasdienybė, o mes grįžom va tokie, va visokie ir tai yra tiesa dėl to, kad mūsų laukas, energetinis laukas išsiplečia kelionės metu, emocijos sustiprėja, įspūdžių padaugėja, mūsų protas, matymas, sąmoningumas prasiveria daug labiau ir kitaip. Ir ypatingai, jeigu į tą kelionę dar įdedam tokių kažkokių energetinių suvokimų ir pastangų, tai už ten tikrai jau grįžtame visai kitokie. Nors ir gal paskui tas mūsų amplitudė, kaip jinai ir susivienodina ir mes einam į tą savo kasdienybę, į tą savo rutiną ir irgi jau pasidarom tie tokie, kur kaip ir visi, kaip ir būnant namuose. Ir aišku, ir labai gerai, nes nereikia tokio visą laiką nuolatinio buvimo pernelyg didelėse emocijose. Bet ką mes padarėm toje kelionėje, mes tikrai praplėtėm savo sąmonę, savo suvokimą, savo pamatymus. Per akis, per garsus, per kvapus, per savo kūną. Ir visą tai parsivežam atgal, nors atgal ir nurimsta, bet mes jau esame šiek tiek kitokie. Tai vis tiek kelionės, kad ir kokios jos bebūtų, kad ir mažiau ar daugiau tų įspūdžių, mūsų sąmoningumas jau prasiplėtė. Kelionės tą daro, jos praplečia mūsų akiratį, jos praplečia mūsų sąmoningumą ir labiausiai jaučiasi, kai mes nuvažiuojame į kitų kultūrų šalis ir pamatom kitas kultūras, tai mes netgi ir aplaužom savo ego programas, mes aplaužom, taip sakant, savo suvokimus, gal netgi ragus, galim pasakyti ir taip, kai mes galvojam, va tokie yra gyvenimo standartai, tokios tradicijos ir taip yra daroma, taip ir taip. O kai mes nuvažiuojam, pavyzdžiui, į kokią Aziją arba kitas šalis ir pamatom, kad ten žmonės, jie gali gyventi ir taip jie išgyvena, ir tokios ten taisyklės, ir tokie dalykai. Tai po šitų pamatymų, po šitų ypatingai priėmimų ir suvokimų, mes tikrai jau nebegrįšim tokie, kokie išvažiavom. Nes mes pamatėm, kad gali būti kitaip. Ir kitaip žmonės gyvena, ir kitaip jie suvokia. Tai va, ir kai mūsų fizinis kūnas nusikelia dar į tas keliones, į tą už jūrų marių,
Jame taip pat vyksta tam tikros fizinės transformacijos. Nežinau, ar teko jums girdėti ar ne ir patirti tokius dalykus, bet kai pirmą kartą nuvažiavus į Aziją, visada, beveik kokie didžiulis procentų žmonių sustreikuoja su skrandžiais ir jam ar tai apsinuodė arba dar kažkas tai atsitinka. Tai tas įvyksta, žinoma, nes sako, kad pasikeičia maistas, pasikeičia bioįvairovė ir visa kita. Ir žmonės, kurie nuvažiuoja pirmą kartą, jie patiria skrandžio problemas per pirmas ten dienas ar keletą savaičių, jeigu laimingesni, bet vis tiek patiria tai. Ir aš turėjau tokią patirtį, ypatingai man pasimatė su savo vyru, kai nuvažiavom pirmą kartą ir jisai sublogavo, bet kai antrą kartą kitais metais nuvažiavom, jau nebeblogavo toje Azijoje. O kai važiuojam su kolegomis, pavyzdžiui, į Indiją ir jeigu iš mūsų grupės kažkas tai apsinuodė ar kažkas tai netitiko su maistu, sunegalavo dėl skrandžio, tai mes atsisakom ir sakom, ką, naujokas, reiškia jau tokios tos krikštynos atvykus į tokią tolimąją tą šalį. Ir iš tikrųjų, tai žmonės kai kurie galvoja, kad čia aš apsinuodėjau, kažkokį netinkamą maistą suvalgiau, arba čia, Azija, gal čia viskas, reikia atsargiau būti su maistu, čia gali būti va taip, kažkas tai negerai. Bet iš tikrųjų, jeigu leistume savo nurimti ir nestresuoti kelionėse, paprasčiausiai suvokdami, kad tai yra natūralus kūno prisitaikymo procesas ir jisai taip prisitaiko prie tų naujų dalykų, naujo to šoko, kurį jis patiria, nes kultūrinis šokas vis tiek jis yra ir vis tiek ateina, anksčiau ar vėliau vis tiek visiems būna, ypatingai jeigu ruošiamės ilgiau gyventi. Ir kūnas natūraliai prisiderina. Aišku, tai galima pagrįsti tą mikroelementų bioįvairovę, dar ten kitais dalykais, bet tiesiog per mūsų kūną, įsivaizduokit, mes paduodam per mūsų burną naują informaciją apie šalį, apie klimatą, apie žmonės, apie jų kultūrą ir visą kitą. Ta kultūra įeina mums į burną. Tai jau energetiškai mes jau save kaip maitinam, mes maitinam naujomis tomis energijomis, kurios lig tol mums buvo nepažįstamos. Ir mūsų kūnas taip priima ir susipažįsta su aplinka. Ir tai yra natūralu, kad jisai priešinasi ir nepriima. Ir dėl to tas skrandis ką simbolizuoja, tai simbolizuoja situacijos nepriėmimą. Ir dažniausiai sustoja tada, kada netgi ir namuose, kai sustoja skrandis, tai dažniausiai kažkokia prieš tai buvo emociškai nepriimta situacija. Tai, kai mes vykstam į kitą šalį ir, kaip ir sakiau, daugiau, tai į tolimesnę ypatingai šalį, kaip Azija, Indija, kur čia dar Afrika, dar kur nors, ir mūsų skrandžiai ten sustoja, nes iš pradžių jam būna šokas ir jie taip energetiškai mūsų kūnas priema tai ar nepriema. Ir aš pati turėjau tokią situaciją, kai irgi nuvykau, bet po ilgo laiko, po visų tų covidų, jau ilgai buvau nebuvusi, kur išvažiavusi ir nuvažiavau ilgąją kelionę. Ir aš pajutau, kad mano skrandis sustoja ir aš supratau, kad dabar aš nepriemu neprisisavinu to, kur aš dabar patekau, į kurią vietą, ir tada pasakiau savo, kad leidžiu, priemu, viskas man gerai ir aš sutinku su tuo, kur dabar esu, ir leidžiu savo kūnui prisitaikyti, leidžiu savo dalelėm, ląstelėm prisitaikyti ir priimti šitos šalies informaciją, priimti tiek, kiek man reikia, kiek man yra naudinga ir tiek, kiek yra man reikalinga, ir kad aš priemu tai. Ir
Ir po maždaug pusvalandžio mano skrandis susitvarkė. Ir kur aš jau galvojau, kad manęs laukia jau skausminga bemiegė naktis, tiesiog viskas ėmė funkcionuoti, atsistatė ir po kurio laiko, dar aišku, turėjau pelino lapelį įsidėjęs, tai negaliu nurašyti ir jo naudos, tai turiu paminėti. Pelinas labai gerai, važiuojant į bet kokią užsienio šalį, turėti šitą draugą po ranka. Tai va, ir iš tikrųjų tas įvyko tas priėmimas ir tą pastebėjau dažnai, kad ypatingai, kur yra labai didelis kontrastas, labai didelis tas kultūrinis atskirtis, kai būna toks, o kaip žmonės taip gali gyventi, ar ne, tai kuo ir kai sukyla tas tos mintis, arba, sakau, skrandis rodo, arba mintis rodo, kad ne viskas, nepriemam, o tai reiškia priešinamės taip, kaip yra. Ir tada savo priemu, taip yra. Ir priemus tą informaciją, kad taip, aš turiu dabar kitokias patirtis, šitie žmonės turi kitas patirtis. Ir aš pasirinkau patirti tas patirtis, kurios yra geriausios man, ir aš priemu taip, kaip yra, taip, kaip viskas yra ir taip, kaip yra geriausia. Ir po kurio laiko dingsta ir tos mintis, kurios tenai kabinėjasi, kaip čia taip, ar čia taip. Aš dabar sunegaluosiu, čia suvalgysiu, gal dabar mane bevalgyti, gal reikia atsivežti savo, arba taip valgyti į McDonald's, nes McDonald's visur maistas vienodas. Tai va, ir kai nuėmam va šitos visos baimės, tada skrandis atsipalaiduoja ir viską paskui mum jau parodo, ką valgyti, kai valgyti, ir parodo, kurie netgi patiekalai mums tinkami ir kaip yra viskas taip, kaip mums yra geriausia paskui. Tikrai iki tokio lygio, kad ten rodydavo man ar pietus valgyti, ar nevalgyti, geriau praleisti, arba dar kažkaip tai. Tiesiog ateina jau tie atsakymai ir pajautimai iš to, kaip jau yra geriausia, bet kai jau būna tasai priėmimas, kad taip yra. Ir ta kultūra, tas klimatas, jisai mus keičia. Tai reiškia, mes jau priėmėm tai mes priėmėm, o priėmimas tai yra paleidimas kažkokios nereikalingos, užsistovėjusios energijos, kur mes, tarkim, jos net nebūtume pamatę, net nebūtume pastebėję, jeigu būtume buvę savo šalyje. Tai va, ir dabar, kur aš link krypstu, kad ką kelionės padaro, kaip jos dar išplečia mūsų sąmoningumą, tai jos sugreitina mūsų pokyčių, transformacijų procesus. Mes, kai išvažiuojam iš savo to gražaus burbulo, iš savo jaukių, fainų namų, arba kaip tikiuosi buvo, tie namai jau viskas įgrįsę, kuo greičiau keliauti, kuo greičiau pamatyti, kuo greičiau išvažiuoti. Tai va, tai kai mes išvažiuojam, tai tos, kurios ypatingai pas mus namuose buvo užstrigusios situacijos, jas pradeda visą tą dėlioti per kitus žmonės ir mes galim greičiau pagauti žinutes. Ir tie procesai, kuriems, tarkim, mums Lietuvoje būnant, gyvenant reikia, tarkim, pusmečio metų, ar ne, nuvažiavus į stipriai energetišką vietą, tokias jau, kur ten tikrai energijos yra stiprios ir tos šalis jau pasižymi tą stiprią energetiką, ten tie procesai gali įvykti ir per savaitę laiko. Ir per savaitę laiko, ir per tokį greitą tą visą pasibuvimą mes galim labai daug apie save pamatyti, labai daug suvokti arba išsispręsti tam tikri klausimai arba gauti kažkokius atsakymus, nes dėl to, kad mes, jeigu mūsų namuose mes esam centre savo įvykių ir jie tiesiog sukasi ir mes ten sukamės, makaluojamės, tai kelionėse mes atsidurime stebėtojo daugiau vaidmenį atsirandam ir mums iš šono pradeda rodyti kaip filmą apie mus pačius. Jeigu mes atkreipsime tai dėmesį, mes labai pamatysim tuos, kur esu aš tame filme, kas mane tenais vaizduoja ir kaip kiti ten žmonės su to susiję ir kaip tos energijos vaikšto, nesuvaikšto ir kodėl jos nesuvaikšto. Kadangi aš stebiu, aš atvažiavau, tarkim, energetinę tą kelionę, mums tada lengviau yra pamatyti. Ir suprasti, kur aš buvau pastrigusi, kur man buvo kažkas tai užsistovėję ir aš nepajutau, nepamačiau.
netgi ir apskritai išvažiavus į tą kelionę, kaip yra atostoginė, palsėti nuo to savo, mums irgi vis tiek visą tą rodo ir siunčia ženklus, kur pas mus kas yra užsistovėję, kur reikia suvokimo, pratirpimo, energetiškai kažką išjudinti ir tą galim padaryti per kelionę, nes tai pasidarys greičiau irgi, ne tik ateina visi suvokimai, prasiplėtimas greičiau, bet ir pats pradirbimas jis irgi įvyksta kur kas greičiau. Arba grįžus namo mes jau žinosim, kokius įrankius imti, ką daryti, kur su savim taip susitvarkyti. Tai ir dėl to, nuvažiavusi tas keliones, viskas taip ir prasideda, kad ima vertis, ima taip plėstis ir tarkim, ką aš darau namie, kokias praktikas. Aš tą pritaikau savo kelionėse, net ir darbinėse, ir ten jau apimtis daug didesnės ir daugiau žmonių, ne taip kaip Lietuvoje, bet ten ir daugybė tų žmonių ir visa kitas, ir aš padarau tas praktikas ir aš, kai grįžtu namo, man atrodo, kad aš jau kaip aš taip pro duris, nes tokia atrodo visa prasiplėtus, irgi daug visko įvykę ir reikia grįžti namo, bet būna labai šiaip geras jausmas, ką dar duoda kelionės, ypatingai pagyvenus ilgesnį laiką, tai kas dar atsiranda, tai labai sustiprėja meilė tėvynei. Šitas man jau kaip žiebėsi, taip įsižiebė jau būtent kelionė, iki tol mokykloje, kai reikėjo mokytis eilėraščius apie tėvynę, aš ten nelabai ką suprasdavau, Lietuva kaip Lietuva, fainas kraštas ir tiek, bet kai išvažiuojam ir pagyvenam tą ilgesnį laiką, tą tokį patiriam tą atotrūkį, tai iš tikrųjų, kas man pasidarė, tai labai atsivėrė širdis ir aš pajaučiau nuoširdžią meilę savo tėvams ir savo kraštui. Viskas man buvo ten gerai, bet supratau, kuo man gerai mano miestas, mano namai, mano tėvai, ir labai prabudo stipriai. Aš labai džiaugiuosi, kad galėjau atrasti meilę tėvams be kažkokių dramų, be kažkokių stipresnių ten nutikimų, kad tai atsivėrė man per kelionę, kai 3 metus gyvenau Taivane, ir tada man labai stipriai prabudo tą meilę tėvams ir Lietuvai. Tikrai nesumeluosiu, tikrai nuoširdžiai pasakysiu, kad ta meilė atsirado. Ir kodėl žinau, kad tai nebuvo ilgesys, nebuvo nostalgija ir nebuvo tiesiog pasiilgimas, nes kai grįžau, tai neišnyko. Tai yra iki šiol. Ir iki šiol, ir taip toksai ir susižavėjimas savo aplinka, savo tas visą laiką toksai džiaugsmas, kai nuvažiuoju, kad aš grįšiu namo, kaip sakau, grįšiu vėl prie savo miestą, kur yra tik tais mažiau negu 100 000 žmonių ir yra jūra ir tarsi nesibaigiančios atostogos. Tai tas toks vertinimas ir to pagrindo pastatymas irgi atsiveria per tas keliones, ir jose lengviau atsiveria širdis, kur būna jinai užverta mums, mūsų gyvenant mūsų aplinkoje, mums įprastose vietose. O ten lengviau, vis tiek mus mažiau ten kas kankina, mažiau ten kažkokių tų energetinių saitų, prisirišimų, ir ten lengviau atsiveria, ir jeigu mes tą atvertą širdį parsivežam ir jos neužveriam su tokiais ten, ten buvo geriau, užsienį fainiau, ten manęs nieks nekankina, ne, ten užsienį irgi kankina kitokie dalykai, bet tas labai smagiai persipina ir pasistato tas vertybinis pagrindas, ir vėlgi tai būna, kodėl mes negrįžtam tokie, kokie išvažiavom. Tai ir būna dar
Dar tokie dalykai su tom kelionėm, tokie, kad jeigu mes keičiamės fiziškai ar ne, ir dėl to labai kviečiu, rekomenduoju važiuojant į atostogų į keliones, nepamiršti savo kūno tom, kad jisai geria energijas, jis patiria energijas. Tai jeigu mes, tarkim, nuvažiuojam į tą baltą paplūdimį su žydru vandeniu ir nuostabiais vaizdais, tai matant, tai leisti savo kūnui prisigerti tos informacijos, tikrai sąmoningai, ne tik tais tas, kad oi kaip gražu, tai visur labai gražu, bet aš dabar esu tokioj energetikoje, tokia jinai dabar yra, ir leisti per akis, per garsus, per pojūčius, ir netgi maudantis įsivaizduoti, kaip aš prisigeriu šitos skaidrios informacijos, kaip ta skaidri spalva patenka ir į mane, į mano aurą, į mano kūną, ir tai kaip yra svarbu prisipildyti savo tą kūną ir padaryti jam energetinį spa. Ne tik tais, kad taip kūnas fainiai pasimaudyti šiltam vandenį, kaip smagu, pas mus Baltijos jūroje taip nebūna, nėra tokios spalvos, bet ir eiti tą gilį, tą gilesnį pojūtį, kad kodėl ta žydra spalva, ką jinai man duoda, ką jinai man suteikia, ir aš leidžiu prisigerti tos turimos informacijos savo kūnui, į savo energiją, apsikeisti kuo geriausiai. Mes nešam savo kodus, savo tą DNR informaciją, paliekam savo keliaudami, mes paliekam, taškuojam, paliekam per savo pėdas, per savo buvimą DNR ląsteles, kodus, fantominius DNR šalyse, taip ir mes tai galim paprašyti, kad tai, kas mums reikalinga, irgi ateitų pas mus iš to šalies, ir ten su ta šalim pabendrauti tokiu būdu. Taip pat, kaip ir sakiau, energetiniai visi tie dalykai, valymais ir taip toliau suvokimai, ir kiekvienas žmogus turi ten skirtingas tas patirtis. Ir yra dar vienas toksai gilesnis, dar subtilesnis dalykas, kad mes, jeigu neužsibūnam pernelyg fiziniam tam patrauklume arba nepatrauklume šalies, neužsibūnam emocijose, nes dažniausiai, kai, žinot, nuskrendam į kitą šalį, manau, wow, kiek įspūdžių, o jetau, čia nemiegosiu 1-2 naktis, o jie kaip išsimiegoti, Tai jeigu vėlgi sugebam save sulaviruoti ir suharmonizuoti emocijas, kad tai nei blogai, nei gerai, ir įeiti, tai tada prasideda trečias etapas, trečias laiptelis, tai yra ėjimas į kitas būsenas, ėjimas į kitą energetinį pasaulį, kurį turi ta šalis, kuri yra užfiksuota, kaip ir kiekviena šalis turi savo tą kodą, savo tą, bet jinai arba įsileidžia, arba neįsileidžia. Arba mes būnam pasiruošę, arba nepasiruošę. Arba būna mum atsiveria, arba neatsiveria. Ir tame nėra nieko blogai, jeigu neatsiveria. Mes kaip tik pamatom, kur man stringa, kur man kažkas yra negerai, kur man kažkas tai yra ne taip. Arba tai yra dovana irgi, kaip labai gražiai kažkur skaičiau, kad tai yra dovana, jeigu neatsivėrė. Reiškia, aš pamačiau, kodėl neatsivėrė. Arba gal man dar nelaikas, tai neperblenu, dar yra sluoksnis po sluoksnio, kas turi. Man vienoje šalyje, kurioje esu jau buvusi 3 kartus, iš 3 karto tik atsivėrė, kur tas gilesnis pojūtis. 1 kartą aš jo nejutau, 2 kartą netgi ir nesąmonę atstūmiau, o 3 kartą aš jau ėjau, bet ta prasme nieko be jokio tikslo nežinojau, kur aš einu, bet tiesiog buvo tas vedimas, tikrai nesitikėjau ir nieko neieškojau. Ir praėjau tuos laiptelius, kurių nepraėjau 1, 2 metais ir 3 metais. Buvo toksai atsivėrimas ir tiesiog kitas visiškai potyris, pamatymas savęs, kur aš dar esu, arba kur aš dar, kas manęs dar laukia. Kaip pavyzdžiui, vienos yra man kelionės į Indiją, kai būna, nors aš ten skrendu darbo reikalais ir visiškai ašramus ir visus kitus dalykus matau tik tais Facebook'e, kas dalinasi žmonės, kas ten nuvažiuoja ir per savo viešbučio langus.
Bet visada Indijoje žinau, kad gausiu žinutę, kuri bus susijusios energetiškai, kuri man parodo mano kitų metų arba dar 2 metų energetinį laiptelį į priekį. Ką aš turėsiu išmokti padaryti, kur toliau eisiu arba kur aš galvoju, kad tai yra neįmanoma man, nepasiekiama tas laiptelis. Tai man parodo, kaip jį pasiekti arba parodo kryptį, kaip tą padaryti. Tiesiog taip paprastai. Ir paskui tai neįvyksta greitai, tai neįvyksta iš karto. Tai būna, sakau, trunka pusę metų, metus 2, bet aš jau kai žinau tą vidinę kryptį, tai būna geras tasai toks, nuėma tą proto kišimasi, kad gal čia man neįmanoma, arba ne dabar, ne taip, bet gal ne aš ten kažkaip galvoju, ne ten žiūriu, bet iš tikrųjų parodo, kur eiti ir man to labai užtenka. Ir aš būnu be galo laiminga, kai pamatau tą kitą savo laiptelį. Tai ir per keliones taip tai yra galimybė pamatyti kitą laiptelį į priekį savo dvasinio augimą, jeigu jis yra įdomus ir reikalingas. Jeigu ne viskas tvarkoj, mėgautis tą kelionę paprastai, kaip kam patinka, turistiškai, per maistą, per kultūrą, per emocijas, arba eiti dar kažkur kitur, dar gilesnį tą potyrį, jeigu veda ten širdis ir yra jau tas giluminis noras dar būnant namuose, tai jis būtinai ir nuves. Ir taip labai paprasta. Ir atrodo taip paprasta ta kelionė, taip lengva, kodėl man čia grįžau ir neišeina, kodėl man nėra to pačiu potyrį. Tai nes mes kartais pamatom ten savo energetinę ateitį. Kelionės tą parodo. Tai ten yra irgi išsiplėtimas, tos sąmonės praplėtimas, mūsų vidinio matymo praplėtimas, pojūčių praplėtimas, visai kitaip. Ir mes jau kai grįžtam, mes gaunam užduotis, arba užduotis, kur judėti toliau, arba ką reikia susitvarkyti, kad įvyktų tas judėjimas toliau. Viskas tame yra tvarkoj, viskas yra labai gerai. Tai aš keliones labai mėgstu, tai kas jų nemėgsta ar ne, bet labiausiai mėgstu ten įtraukti energetinės praktikas, energetinius visokius pradirbimus, visokias užduotis savo ir kitiems. Ir dabar turėsiu 2 nuostabias energetinės kelionės, kurios susiorganizavo visiškai man netikėtai, šiek tiek tikėtai, nes pernai tokią turėjau ir šiemet bus jų 2. Ir ten mes būtent su moterimis, su merginomis darysime visą tą tokią energetinę praktinę dalį, visą tą pojūčių pajautimą, kiek gausis, kiek išeis ir kiek kas turėsim tą tokį norą pakeliauti kelionėje, turistinėje kelionėje su savimi, į save ir kartu per visas tas energijas pajaučiant, pamatantis kitaip ir įtraukiant tą praktinę dalį, praktiškai, jau kaip aš sakiau, jau pradėsim nuo oro uosto. Tai tiek norėjau pasidalinti ir kartu pasidžiaugti. Labai linkiu gražių kelionių, jeigu nusimato šiais metais, kad tai būtų jūsų širdies kelionės pripildančios jūs visokiojopai, kad vis daugiau ir labiau pažintumėte save, kad tie tokie keliavimo laipteliai būtų dovana ir visiškas malonumas pasimėgauti tiek išorę, tiek vidumi, tiek visomis energijomis, kurios supa mus aplinkui. Tai dėkui labai, kas žiūrėjote, kam patiko, kam įdomu. Aha, jaučiu, jau pareina jūsų širdžių dėkingumas, ačiū labai, net susigraudinau. Tai ačiū labai ir linkėdama gražaus vakaro, šį vakarą aš jau atsisveikinsiu ir susitiksime
jau kitą savaitę. Iki.